Jeigu tašką padedi, tai reiškia šitas medis kertasi. Bet šitoje vietoje man uždavė įdomų klausimą. O tai sako, o tai kas žino, kad kažkas kits neatėjęs su tais pačiais dažais nepaeis va čia. Už dar 10 metrų atsakingas yra šis žmogus už šitą žymėjimą. Kirtėjas yra atsakingas, kai jisai už šitų linijų neišlystų. Jeigu jos yra teisingai sužymėtas, kaip pavyzdys, šitą informaciją atsekti galime iš biržės brėžinių, kur yra koordinatės. Jeigu, kaip pavyzdys, biržės brėžinys užbraižytas popieriuje ateisi koordinatę nusimsi, jisai bus parodyta, kad čia, o pjūklininkas, pjovėjas ar ten dar kažkas sakys, kad man riba buvo va čia va. Tai ta koordinatė niekaip netitiks ir tada jau skirsis. Čia labai atsakingas ir yra darbas. Po 7 metų taip atrodo ta lietuviška plynė. Ar čia miškas ar ne? Jeigu būtų tai sutvarkyta taip, kaip ten įėjom ir šakos visas išverstas, tai jau ten netvarkingai, nepaliai pagal jumis. O taip kaip pas mane padaryta tvarkingai. Važiuojam į kitą mišką. Ten parodys dar gražiau. Va ten toks, koks ir turi būti tvarkingai prižiūrims miškas. Taip yra jisai sutvarkytas.